Sveiki. Dar kartą sveiki. Toks paprastas pirmas klausimas, aš labai jaudinuosi. Ką veikia? Kaip jums sekasi šiandien? Mano naujas darbas. Kaip? Jis pasakė, jis matyt susirado naują darbą, arba tai jo naujas darbas, naujas kūrinys. Tai mano naujas darbas. Jis norėjo apibūdinti savo kūrinį. Taigi prašau, tęskit, jūsų naujas darbas. Mes visiškai nežinojom, nes keisti labai keisti dalykai. Mes pirmą kartą čia parašom tokį. Taigi, ką galit šiek tiek, galit apibūdinti savo kaip muzikos stilius, tiek jūs esate muzikantas, ar ne? Kas tai per stilius, jeigu galima įsprausti į tokius rėmus kaip muzikinis stilius? Tu gal geriau parūkyk. Regis yra, vat tie rėmai. Kai užtenka tokio rėmelio, kažką įrėminti, aš dabar įrėminau. Tai yra muzikos stilius. Na, iš tikrųjų, aš šiek tiek sumišęs dėl tokio atsakymo. Mišęs? Labai blogai. Sumišęs dėl tokio atsakymo. Man labai sunku suprasti. Manau, kad jūs man padėsite. Taigi, mes skambiname į namus klausytojam ir televizijos žiūrėtojam. Ir galbūt jie mums pasakys, ką Marlis turėjo omeny. Ir galbūt netgi galima bus užduoti kažkokį klausimą. Taigi, skambiname. Klausau? Alio! Jurgita, ar tai su tavimi kalbame mes? Jo! Kiek tau metų, Jurgita? Ir iš kur tu? Jurgita? Jurgita, Ką? kiek tau metų ir iš kur tu? Prisitilinkite savo radijo imtuvą, jeigu galite. Nu? Jurgita, Nu? Klausau. kiek jums metų ir iš kur jūs? Beje, padėjo ragelį, žiūroną. Aš iš Kauno. Tikriausiai skambiname kažkam kitam, manau, kad atsiras kitas laimingas. Skambink Jurgitai. Prašau laimingosios irgi. Klausau, Mariau, ar aš su Marium kalbu? Mariau, ar tu čia? Čia žaidimas, atspėk kas? Nepatuokiai. Marija praskambina. Niekas negirdėjo. Na kągi, tikriausiai šiandien nesiseka klausytojam pakalbinti mūsų didžiai gerbamos žvaigždės ir kol kas dar niekas nežino, kas jis. Taigi, dar vienas klausimas. Ką jūs, kas jums vat yra šukuosena šiaip tas, jūsų šukuosena, tarsi, ar tai, kas tai yra, jūsų simbolis kažkoks, ar tai kažką reiškia jūsų muzikai, būtent jūsų plaukai? Supranta apie ką aš? Reiškia. Ką? Aš manau, ir viskas? Ką reiškia? Ar tau gerai, ar tau blogai? Plačiau, prašau. Jo. Man atrodo, Bobas prie liepto galą. Taigi, šaunu, kad į mūsų žaidimą įsijungia dar vienas dalyvis, gitaristas. Ir abu šie vaikinai rodo ženklus ir jie būtų tikrai ilgus plaukus. Taigi, gal kas nors atspės, kas tai per žvaigždės. Mes laukiame skambučių. Klausau. Alio. Jonai? Jie tik. Kuo jūs vardu ir iš kur jūs? Jonas? Iš kur? Iš Pavilnių. Kiek jums metų ir ką veikia? 42. Aš vairuoju autobusą. Ar žinot, kas čia jums skambina, bent jau nutuokit? Nežinau, nieks manęs skambina. Tai gal antstoliai?
Ne, tikrai po nacionai nenustoliai, tai yra žaidimas. Taigi aš Durkiakė jam skambinu. pirštu. Tai yra atspėk žvaigždę. Negali būti. Taigi, gal jūs norėtumėt pabandyti atspėti, kas mūsų studijoje? Tai jis dabar rašinėjęs pokalbį. Tai aš norėčiau perduoti linkėjimus visų pirma. Ne, jūs galite tiesiog atspėti, kas mūsų studijoje, kas per žvaigždė. Norėčiau perduoti mamai. Perduot siuntinį. Ne. Atspėkit. Kaip gimtadienis buvo. Nepavyko vėlgi prisiskambinti, kažkaip šiandien tikrai nesėkminga diena. Tikriausiai žiūrovai. Nes aš tai tikrai žinau, kas jis ir aš esu tikrai užtikrintas savimi ir bet jūs jo nežinot kas. Taigi, dar vienas klausimas jums. Kaip jūs vertinat narkotikus ir šiaip žalingus įpročius? Taip. Nereikia jaudintis. Viskas yra gerai. Aš manyčiau, kad iš tokių frazių tikrai turėtumėte žinoti, kas tai, kas sėdi mūsų studijoje, nes šios frazės, aš manau, kad paperka visus ir mes iš karto turime klausytoją ir klausau. Taip. Kuo vardu ir iš kur esi? Jonas. Iš kur Jonai? Sutapimas, antras Jonas. Jonai, ar jūs girdit? Taip, girdžiu. Iš kur jūs? Aš iš... Atsiprašau, jūs perkandot kirmelę. Kas? Kur kirmelė? Mes turime kitą klausytoją. Sveiki. Labą dieną. Ko vardu ir iš kur būsi? A čia svarbiai. Svarbiai. Ar Žemaitijos kiba? Ne. Tai ko vardu? Čia skambina tas žaidimas. Atspėk žvaigždę. Česla. Ar žino tokį žaidimą? Atspėk žvaigždę. Nu, girdėjau. Gal norėtumėte truputį atspėti, kas mūsų studijoje dabar sėdi ir kas šiuo metu dalyjo visokius tai... Nu, Gal toks politikas. tikrai ne politikas. Galiu jums šiek tiek pasufleruoti, jeigu žiūrovai nusipeiks, aišku, ir kiti klausytojai. Muzikantas. Tai muzikantas. Politikas muzikant. Ar tai Radžis? Atspėjau! O prizą! Aš nebeturiu žodžių. Mūsų kaip ir laikas įseko ir dėja. Ši žvaigždė lieka paslaptyje. Nors turėjom tikrai įmantrių ir skambučių ir atsakymų, bet visgi tai neradžys. Kad ir kaip būtų gaila. Muzikantas. Viso geriausio. Yeah. You man. Su jumis buvo Gintautas Žukas ir laida Atspėk žvaigždę.